Atvykau su savo klase iš mokyklos apsižiūrėti karjeros galimybę. Manau, tokios parodos yra tikrai reikalingos, ypač mano amžiaus mokiniams, gimnazistams, netgi progimnazijos netgi gal mokiniams. Buvo gan sunkus rasti sritį, kurią norėčiau studijuoti ar net mokintis. Tokie renginiai, manau, tikrai padeda galimybę pasišnekėti gyvai su studentais iš universitetų ar aukštųjų mokyklų, su dėstytojais, yra tikrai labai naudinga. Aš manau, kad tokios parodos yra tikrai reikalingos, nes be abejo visa ta informacija yra internete, tačiau kai pasako žmogus arba paduoda kokią nors tokią skrajutę, vis tiek paprasčiau pasavina informaciją ir geriau pasavina informaciją. Bet svarbiausia, žinoma, turėti tą pagrindinę informaciją, kaip pasiruošti egzaminam, kokios yra naujovės ir atsakyti tuos klausimus, kurie jiems rūpi. Tai šiandien mūsų Švietimo ir mokslo ministerijos komanda pasiruošusi tą daryti, kaip tik dabar ir pristatinėjam tai, kas yra naujo, kaip ruoštis egzaminam ir labai tikiuosi, kad moksleiviai turės ir klausimų, kuriuos mes atsakysime. Klausiau apie studijų programas, apie finansuojamas vietas valstybės. Atsakė labai išsamei ir tikrai supratau viską. Nesitikėjau, iš tikrųjų labai spalvingai ir įdomiai padarė. Aš tikrai matau, kad kiti domisi, ką siūlo universitetai ir aš manau, kad ŠMI tikrai padės kažkam susirasti ir apsispręsti, kur nori stoti.